Važiavimus pristato šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nedūkstų. Mes televizorių labai įdomiai žiūrėjom šiandien. Taip. Šį rytą tiksliau. Kartojo visas laidas per vieną televiziją, kuri beveik miršta. Ir buvo, kas buvo, labai juokingas personažas, sugalvojama, ne? Jo. Kad... Laida tai bulvarinė tokia, kur tokių pilna pas mus. Ir kur kapstosi ten po Seimūnų gyvenimus ir po visokių kitokių. Daugiausiai Seimūnų, arba šiaip visokių atmatų. Taip. Ir ten buvo personažas, žmogus nenorintis atskleisti savo vardo ir asmenybės. Tapatybės ir vardo ten kažkaip, žodžiu. Viską ten paslėpti. Jo. Ir jisai pasakoja, ten sakom, turbūt operatorius atsistojęs, belia ką šneka, ką nori. Nes niekas nepatikrins, ar ten teisybė, ar ten tikras žmogus, ar netikras, bet ką gali sakyti. Ir netgi tas įvykis, kurį jis komentuoja, gali būti irgi neaišku, tai buvo, žinai. No. Nes niekada neaišku. Žmogus gali, jisai už tai ir nenori atskleisti savo tapatybės, nes ko gero faktai nėra patvirtinti, nėra gal ir tikri net. Taip. O, kas čia žino? Bet paspekuliuot kaip gerai. Aš ten prie Seimo viešbučio mačiau, aš trumpai mačiau, neilgai mačiau, greit mačiau. Nes į mašiną sėdau, bet tikrai mačiau, kad ten, žodžiu, stovėjo tas Seimo narys. Atsirėmęs į Passatą svetimą, mūsų Seime nieks su Passatu nevažinėja. Taip. Bet atstovėjo atsirėmęs. Ir ten, man atrodo, buvo ir birka kažkur ištintas kažkam. Tikrai turėjo būti. Ir gal netgi ten buvo kažkoks ir aktas vyko, žinok. Vyko ten tarp dviejų vyrų kaip minimum aktas vyko. Taip. Galiu ir pavardę. Man pasivaideno, kad ten turbūt buvo ir grąžis. Bet man aš tikriausiai mačiau iš tikrųjų. Tikriausiai, bet nesu tikras, ar tikrai grąžis. Nes greit labai mačiau. Ir buvo, taip, glostė iš galo. Taip. Taip, norėjau prieiti kuo greičiau prie birko. O kiek šiandien pinigų atsinešėt? 1000 litų? Oi, dar mačiau, žinokit, gerą vairį, bet... Balas per anksti jau juokauti yra. Dar kol kas. Dar per anksti? Dar per anksti. Dar neatsičiūkinus iki galo. Negalima. Bet yra vis tiek blogai, kaip, pavyzdžiui, žmonės, kurie pisa tautą, iš jų negali juokauti bet kada. O jie iš tavęs gali išsidirbinėti bet kada. Gali. Kiekvieną dieną. Tai jie, leidimą turi. Seimo mandatas vadinasi. Jo, svarbiausia, mes jiem leidom mus tratinti. Taip. Ir mes paskui irgi... Nes mes žinai, kaip, kai eini rinktis, galvoji, blogiau jau tikrai nebus, jeigu šitos, pavyzdžiui, išsirinksiu. Jo. Bet kaip visada nustemba paskui visi, kaip nes blogai. Nes paskui galvoja, jis prieš 10 metų jau buvo. Taip, visai jau tratino mumis. Blemba, taigi tiksliai. Sena meilė nerūdyja. Bet pažiūri, kad parūdijus jau ten. Iš apačios tai tikrai. Kad drėgmė kur kaupės, žinai. Kondensatai įvairūs. Važiavimus pristato šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nedūkstų.